Sveiki, draugai, nu kaip jūs? Mačiau, kažkas iš jūsų praeitam epizodė komentaruose domėjosi, kaip praeina mano darbo diena. Atsikėliau nuo ryto, šokau į kabrioletą, žiūrėkit. Važiavome į Berylą išsikrauti. Pažiūrėkite, ant kiek mažiukai atrodo šitie ratai, palyginus su CL ratais. Palieku, žodžiu, ratus kartu su Mersu čia, kad nelauk, nes yra krūva kitų reikalų. Turi nusidažyti ratas ir nusipoliruoti palangę. Šitos ratus tiesiog nuimu, nes turiu parduoti, o vietoj jų laikinai kol kas beleką, ką duos, tą ir uždėsim. Tai kol Hebra tvarkysis ten su ratlankiais, kad nelaukti vietoj, nes visi keltuvai buvo dabar užimti, važiuoju į ofisą Car Vertical, nes 1 valandą turiu mytą, reikia aptart kai kurios reikalus. Bet čia reikia ofisą nufilmuoti šitą bairį. Čionai. Tai kas čia? Video apie tave? Nu ką tik po myto pasiskirstėm savaitės darbus, ką kam reikės daryti. Apsitarėm biškai dėl ultraiso kelionės. Važiuoju toliau pas dažytoją į Pilaitę, pažiūrėti, ar pradėjo jis ten jau dažyti. Sakė, 3 valandą turi pradėti, dabar yra be 23, tai norėjau to pačiu ir šiek tiek pafilmuoti visą procesą. Šitą dalį paliekam tada į spalvą. Į spalvą paliekam? Jo. Tai gerai. Tada čia kažkaip perėjimą daryti, nu tai pažinai. Ir tada čia paliekam juodą. Su šitais kartu. Nu ką, kažką turim, skaičiai kažką mums sako, o tavo ranka nedreba? Mano? Niekada. Tai ateik tada čia. Duodu įrankį. Yra dar turit? Panelių? Šiaip tai yra. Ir nieko nekainuoja beveik. Tas yra pliusas. Tai dar paimk tada 3. Žodžių nesusilaikiau. Aš ir sakiau, kad tik kitais metais prieisiu prie šito Merso. Bet pabiškai jau pradėjau ardyti. Čia prie akumo kažkodėl tai drėgmė renkasi. Buvo užsikimšus tą gumytę ten, kur statosi, aš ją išėmiau. Beliko čia išplaut, išvaryti visą vandenį ir tegul džiūna. Nuėmiau šitą skardą. Jinai čia paviršutiniškai apsinešus yra rudim, bet ne kiaurai. Dugnas va švarus, gražus. Tai realiai nusmėlioti ir nudažyti ir bus vėl naujas. Čia va kažkokia saugiklinė yra. Užsioksidavo visi saugikliai, tai irgi gal reiktų prasivalyti. Atsarginis ratas atrodo niekaip, padanga yra plika. Tai realiai jinai mums čia ir nereikalinga. Jeigu reikia kažkam, galiu atiduoti šitą ratą ateityje. Kai jau bus Mersas užbombintas, sakysit, žiūrėkit, čia šitas ratas iš šito Merso. Opa, žiūrėkit, changerį dar radau viduje. 10 diskų Sony. Jeigu kažkam reikia,
rašykit, padovanosiu. Bet tik Vilniečiai, nes praeitą kartą pamiršau šitą dalyką paminėti ir teko po to siūsti tą magnetolą į kitą miestą. Tingiu aš tiem siuntimais apsikrauti. Vilniečiai, jeigu norit, privažiuosit pagal adresą, pasiimsit. Čia iš tikrųjų ties čia ir reikėtų sustot, nes aš jau žiūriu, kad čia užsižaidžiau, jau noriu čia pusę mašinos išardyti. O čia žinot, kaip būna, nori vieną dalyką sutvarkyti, užsikablioji ir žiūri pusę mašinos čia išardyti. Tai gal kol kas taip ir palieku. Tik dėl viso pikto dar išimsiu antrą pusę, įsitikint, kad kėbulas nesupūvęs. Ir kaip matom, visai čia viskas gerai atrodo. Tiek vieną pusę, tiek kitą. Gerai. Seniai reikia. Žodžiu, bandom nuimti stogą. O čia žinot, kaip būna, nori vieną dalyką sutvarkyti, užsikablioji ir žiūri pusę mašinos čia išardyti. Tai gal kol kas taip ir palieku. Yra toks specialus raktas, avarinis atidarimas. Čia reikia įkišti į... Čia tokia skylutė yra viena ir antra. Ir gaunas, kad liežuvėlis ten toks atsirakina. Priekis atkabintas. O ką su galu? Kur tas raktas? Raktas čia. Ir tada va čia. O. Būtima. O čia šone? Jo. Jo. Nu ką, įmam? Palauk, tada reikia kažkur kamerą padėti. Stogas nuimtas. Ne taip viskas čia ir sudėtingai, kaip atrodė. Tai gerai, o kaip dabar softtopą ištraukti? Žiūrėk, čia kažkaip gal paspausti reikia. O, šonai atsidaro. Tai čia šitie atsidaro. Oi, kaip sakau. Nu, vaizdelis mechanizmų prastokas. Galbūt dabar pagalvosit, kad pasielgiau kvailai, taip, galimai. Bet apžiūrėję pilnai visą stogo mechanizmą, pamatėm, kad jisai yra stipriai surūdėjęs. Ir hidraulika, kuri atsakinga už jo atidarimą, užsidarimą, irgi neveikia. Tai nusprendžiau tiesiog atsikratyti to stogo, būtent softtopo, ir palikti tik tai hardtopo. Kas yra susidūręs su tvarkymu šitų stogų, tai puikiai turbūt mane supranta, ką tai reiškia. Čia yra duobė tiek piniginė, tiek laiko švaistimo. Tai vat buvo padarytas toks sprendimas. Galų gale mašina taps lengvesnė. Nes šitą šiaip turėtų ir paskelbti irgi. Jis gal užstrigęs yra? Ne. Nu jo, mechanizmas toks. Pavargęs. Įtariu, reikės visą išimti mechanizmą. Nu, parūdėjęs jis yra. Nu, bet vis tiek su hardtopu man žymiai gražiau atrodo mašina negu su softu. Tai softtopas labai blogos būklės iš tikro, nuspręsta jį atkabinti. Tai vat, tokia vat, draugai, mano diena buvo. Dabar jau beveik antrą nakties už lango. Reiktų varyti namo, bet papasakosiu jums dar vieną dalyką. Tik nežinau dabar, kaip jums čia papasakot, kad nepasipiltų neigiami komentarai. Žodžiu, pamenat apklausą su ratlankiais, kur prašiau jūsų pakomentuot, kokia yra jūsų nuomonė. Tai viskas gerai, didžioji dalis pakomentavo, kad nesiliest prie ratlankių, palikt tą chromuotą apvadą ir kad visiškai nieko nedaryčiau, palikčiau žodžiu taip, kaip yra. Tai su šitą vietą viskas gerai, perskaičiau jūsų visų komentarus, tikrai įsiklausiau jūsų nuomonę, jūsų pasirinktą variantą, palikti kaip yra. Tai taip pat ir buvo, žinokit, taip pat ir buvo iki tam tikro momento. Gerai, pasakysiu tiesiai šviesiai. Pasikeitė biški planai, atsirado geniali mintis, nusprendžiau, dažysiu lankus į tą pačią spalvą, geltoną kaip ir po kapoto viskas nudažyta.
Tai dabar jūs pamėginkite įsivaizduoti, kaip atrodys mašina visiškai juoda, po kapotu yra geltona, su geltonais lankais ir chromuotais apvadais ratų. Apskritai, mano nuomonė, geltona tokia ryški spalva ir chromas, jie visiškai niekaip nesidera. Niekaip visiškai. Kad suprastumėt, tam feste, kur bus mašina, bus su nuimtų kapotų. Tai kai žiūrėsi iš šono, tu vienu metu matysi ir poliruotą palangę, ir geltoną tą ryškę spalvą. Čia, mano nuomonė, čia yra beskonybė. Taip, aš sutinku, jeigu būtume palikę visą mašiną juodą, kad tie ratai labai gerai tinka. Su šitoj vietoj visiškai sutinku. O dabar bandykit primest mane, kuris sugalvojo šitą idėją ir tą pačią sekundę paskambinau dažytojui, kuris jau ėjo miegot. Jo pirmi žodžiai čia yra be šansų suspėti per vieną dieną. Bet pakalbėjo kiek ilgiau, jisai pasakė, davai rytoj iš ryto atvažiuok ir viską aptarsim. Tai supratau, kad ne viskas dar prarasta ir šansų dar yra. Rytoj iš ryto planas yra toks. Tai pirmų taikinių važiuoju pas dažytoją, įkalbinti iki galo jį apsimti šituo reikalu. Tada turiu surasti stiklininką, kuris sėdi be darbo ir nori atvažiuoti iš karto išpjauti man galinį stiklą, kad būtų patogiau dažyti lankus. O po to važiuosiu pasiimti savo ratus ir vežti į Berivą dažyti. Tai va toks game planas, draugai. Nežinau, to laiko vis mažėja. Liko realiai 5 savaitės, o mašina patys, matot, tik dar dažyklai. Pradėjau biškį suabejoti dėl spėjimo, bet dirbsim savaitgaliais, dirbsim naktim, nežinau, darysim viską, kas įmanoma, kad spėt. Galbūt reikės dar pasikviesti pagalbinių rankų. Neįsivaizduoju. Žiūrėsim, improvizuosim. Rašykit komentarus, visada skaitau jos, bandau visiems atrašyti, kiek tik įmanoma. Pirmom dienom tai visiškai visiems atrašau, o paskui ten jau, žinokit, biškai jau sudėtingiau ten susekti tos komentarus, tai nepykit. Šiandienos epizodas kiek trumpesnis, bet galiu jūs pradžiuginti ir parekomenduoti tikrai labai gerą savo kolegos kanalą, kur jūs rasite labai, pabrėžiu, būtent žodį kokybišką kontentą, nufilmuotą kokybiškai. Apie automobilius žmogus daro tikrai labai įdomias apžvalgas. Kanalas yra informatyvus. Siūlau visiems pasekti jį ir pažiūrėti į jo kūrybą. Palieku visus linkus į jo kanalą po savo video aprašyme. Kaip tik mačiau, ant dienų įkelė naują video apie S8, labai gražiai nufilmuotą. Galite užžiūrėti teisiai dabar ir pažiūrėti. Na taip, pirmam kartui 30 € bauda. O su jumis susimatom lygiai po savaitės. Čiau.